Evelina, apie preliminarią sutartį. Ką svarbu įtraukti, kad, kaip sakant, būtų apsaugotos abi pusės ir būtų pasiektas tas rezultatas? Tai preliminarios sutartys turi savo tas standartinės sąlygas, aptariam turtą konkrečiai, aptariam atsiskaitimą, aptariam, iki kada sudarysime sutartį, aptariam kažkokias papildomas pareigas. Jeigu yra, ne, ten būna dažnai ten gal kažką dar paremontuoti, gal kažką dar statyti būna, ne, jeigu nepabaigtas objektas, gal kažkokius dokumentus susitvarkyti, tai kuo detaliau visą tai reikia apsirašyti ir po to, aišku, apsitarėm tas baudas. Jeigu viena pusė ar kita pusė vengia, nenori sudaryti sutarties pagrindinės, tai tada apsirašom baudas, tokias, kad galėtumėm sumokėti. Bet jeigu taip iš praktikos, ką dabar matau, kur būna problemų, pavyzdžiui, bet tokių visiškai praktinių dabar, tai, sakykime, kai perkam turtą, kur ten, tarkim, pavyzdžiui, perku kotedžą, ne, arba ten namą, bet tas namas, sakykime, ant žemės sklypo, kuriam turėtų būti nustatyta naudojimo tvarka. Ir nurodom mes tik tais ten tą dažniausiai namo ten unikalų, ne, ten sklypo unikalų ir ten nurodom dalį, kad ten tokią dalį. O realiai po to kyla ginčas, tai kaip ta dalis atrodys. Ir ten, pavyzdžiui, tikrai ne vieną atvejį turėjom, kai tas pardavėjas, kadangi ten jam priklauso visas sklypas, jis pradeda tenais tą tvarką, kaip nori taip dėlioti. Tau parodė, kad čia parduosim, o realiai padaro ten, pavyzdžiui, su kažkokiais ten zigzagais, ne, ten tau tas ribas nuo kito sklypo. Kaip ne nuo kito, bet nuo kitos dalies, sakykime, sklypo. Ir tu sutarty to nesi apsitaręs. Ir tada tu sakai, aš nenoriu tokio sklypo, aš nenoriu tokios formos sklypo, tu čia man čia nepatogu, man čia tas netiks ar kažkas. Bet jeigu gaunasi, kad toks neaišku, tada kas kaltas, jeigu atsisakai sutarties, ar tas, kuris pakeitė reiškia, tą tvarką, kurios anksčiau net ir nebuvo ir nebuvo numatyta sutartyje, ar tas, kuris atsisako, kad dėl to, kad jaučiasi apgautas. Ir kadangi tai neaprašyta niekur, kaip tu įrodysi, dėl ko jūs susitarėt ir kas buvo pasakyta ir kas buvo parodyta. Tai va šitoj vietoj, kaip perkat dalinę kažkokią nuosavybę, dalį to turto, ten ar žemės sklypo, ar ten, nežinau, gal su pastatais paprašiau, ten galima patalpom išvardinti. Tai būtinai iš karto, kad būtų planas prie sutarties. Pridėti planą, bet būtinai ir nurodyti, kad šalis ten susitarė, kad reiškia tokią dalį žemės sklypo pirks, kurios ten plotas ir ten kurios ribos yra pažymėtos, o tam plane pridėtame prie sutarties, nes jeigu šito nepridėsim, tai gausis, kad tiesiog aš dalį sklypo perku, o kur aš ją perku, aš net ir nežinau, ne, tai tokie momentai, po to dar visokių dalykų būna, kur irgi tokie iš praktikos visiškai, kai, sakykime, kažkokie dokumentai nesutvarkyti, ne? Tai reikia būtinai parašyti, kuri šalis privalo sutvarkyti iki galo tos dokumentus ir tada, kad jeigu ta šalis nesutvarko, tai jinai yra atsakinga už tai, kad sutartis nesudaryta, ne? O ne tai, kad, nes būna priešingai, kad nusimato, kad jeigu aš nesutvarkysiu dokumentų, tai aš nekaltas dėl sutarties nesudarimo. Jeigu tinka pirkėjui, taip galim, nes dažniausiai pardavėjas dokumentus turi tvarkyti, nes jisai parduoda daiktą. Tai jeigu kitai šaliai tinka, tai okei, bet aš, pavyzdžiui, manau, kad aš tokia nesutikčiau, nes jis tokia, aš pasirašau preliminarią sutartį, aš laukiu, aš neieškau kito objekto, aš jų savo pinigus būnu atidavęs, kita šalis turi turėti savo pareigas, jinai jų nevykdo ir po to, jeigu jai kažkas neišeina, tai dar aš ir lieku, tarkim, tik praradęs laiką ir jokios ten baudos, jokios finansinės grąžos negaunu. Tai, tokius momentus ir dar labai irgi toks praktinis patarimas, kai perkam daiktus, kurie būna iki galo nepabaigti. Būna iki galo nepabaigti. Čia apie tai, kad, tarkim, perka, būna, kad rezervuoja 80%, bet mes susitarėm, kad ten ilgesniam laikotarpiui, nes irgi tokia situacija dabar turėjom, aš atstovauju pirkėją, tai irgi siuntė man preliminarią sutartį, tai sakau, čia iš vis iš Google ištraukta, tai padaviau savo teisininkų ruoštą ir mes aprašėm būtent, kad jisai susitarė žodiškai, kad priduos 100% ir tada jis pirks. Tai mes aprašėm, kad iki kada jisai turi, kad ten jeigu ką galima pratęsti terminą, vdruk ten užstriks dokumentai. Ne, tai čia natūralu. Kad bet jis turi, savininkas privalo, ta prasme, užregistruoti turtą 100% baigtumų ir tik tada mes jau kreipsimės į banką dėl kredito ir vat. Bet žinai, būna toksai, kai turtas 100% registruotas, bet tarkim kažkas nepadaryta iki galo, ten tvora neaptverta, ten gal kažką ten gal kokią apdailą reikia ten pabaigti. Tai šitie dalykai būna, mes prie preliminarios sutarties sudarom tokį sąrašą, kur pardavėjas maždaug įsipareigoja ten padaryti.
Tai šitoj vietoj, irgi kažkaip griežčiau apsirašyti. Taip. Pavyzdžiui, dar pasakysiu dėl naudojimosi tvarkos. Tarkim, kodėl irgi man kilo klausimas. Kai parduoda vienas žmogus, tarkim, tą kotedžą, ne, dvi pusės, tiksliau, tarkim, parduoda tik tai vieną. Vis tiek tugi su savim, kol dar nėra bendrasavininko, negali nusistatyti tos naudojimosi tvarkos. Tai yra logiška ir tai yra teisiškai tiesiog neįmanoma. Tai klausimas, jeigu, tarkim, tu į sutartį pridėti tą žemės sklypo planą ir jame su strėlyte, tarkim, pažymė, kad, tarkim, yra šita pusė, pažymėti kažkaip tai, ar to užtenka? Reikia kuo tiksliau aprašyti. Jeigu aš turiu, pavyzdžiui, sakykime, kadastrinę bylą to daikto, ne, tai aš galiu pagal taškus aprašyti, kad parduodu taškas A, taškas B, taškas C, taškas D. Tai to užtektų. Taip, tai da būtų labai aišku, ką aš perku. Tai aiškiau būtų. Taip. Lygiai taip pat ir su žemės sklypu, tai galima paprašyti, kad ten užneštų, kaip sakoma, ne matininkai ten tas taškus kažkokius, ne, tokias ir viskas, ir pagal koordinatės, arba pagal taškus ant to konkretaus žemės sklypo plano, kuris yra pridedamas prie šitos sutarties, pažymėti taškai tokie, va šitą aš perku. Super, supratau, tai žodžiu, kuo tiksliau žinosim. Tai čia yra labai svarbu, kuo tiksliau viską apsirašyti, nes būtent turtą, kurį perku, jeigu aš perku dalinę kažkokią nuosavybę, nepilnai, ne visas pilnai turtas yra. Aišku, ten galima ten pasitikrinti, net ten žemės sklypai, ar ten, jeigu šiaip žemės sklypą perku ten, ar galimos statybos ar negalimos, dabar įrankių yra. Ta prasme, reikia būti pakankamai atsargiam ten NTR, pasitikrinti, išsitraukti, pasižiūrėti, kokie ten apribojimai, ten žemės sklypų, ar ten, nežinau, tie patys areštai netaikomi. Apie areštus irgi norėjau klausti, kaip dar patikrinti. Mes realiai iš registrų centro matome. Tik iš registrų centro, nes areštas jisai yra viešas jau toksai vieša informacija ir jinai registruojama registrų centre, bet aišku, dar būtinai mes visą laiką sutartį nurodom, kad šalis patvirtina, kad ten areštų nėra, kad ten neįkeistas, kad jokių ginčių nėra teismuose ir kad nebus, ir kad nežino, kad kažkokie tretieji asmenys turi teisę į tą žemės sklypą, sakykime, tai viską tą mes irgi surašom. Ir būtina dar aš, ką dabar taikau, irgi, nežinau kaip tu, Andželika, prieš pasirašant, aš turiu tą registrų centro išrašą nuasmenintą ir siunčiu klientam, ne? Kaip paprašo. Bet aš prieš pasirašymą, tą dieną, kai ruošiam preliminarį, aš ištraukiu naują, nes turiu praktiką, kad klientė sako, sklypą perkant, tokio nebuvo nieko. Žodžiu, siunčiau tą, viskas tvarkoj, sklypas tvarkingas, namų valda. Sako, Silvija, ar galite ištraukti naujo? Tai aišku, ištraukiu, areštas. Aš savininkiai, sakau, kas? Negali būti. Aš sakau, yra vardas, pavardė, skambinkit, kas ten yra. O pasirodo, buvo ant tėvų ir vaikų sklypas pirktas, per pusę planavo kažkada dviese statyti šalia. Bet po to persigalvojo ir sako sūnus, žodžiu, skola nedidelė. Tai irgi ten išsprendėm tą situaciją, bet toks buvo ir man šokas. Čia be problemų Silvija traukė. Jomojo, areštas. Bet greitai ten per porą dienų nuėmė tą areštą, viskas sklandžiai, ištraukiau švarų. Tada pasirašėm preliminarę ir ta prasme, būna ir tokių, tai reikia pasitikrinti. Jo, kiekvienu, taip, nes tu nežinai, kas gyvenime gali atsitikti, tas areštas. Net sakau, tėvai nežinojo. Tiesiog, aš būna parašau, aš turiu labai fainą notaro padėjėją, žinau, kad negaliu reklamuoti, ta prasme, notarinės tas paslaugas visas, tai yra labai nuostabi padėjėja, teisininkė ir žinokit, aš labai dažnai jai tiesiog nusiunčiu informaciją ir jinai pasižiūri. Jinai man daug ką pasako, tada aš žinau, kaip elgtis, kokius terminus uždėti, visą kitą, dažniausiai taip gaunasi, nes dabar turiu tokį vieną objektą, nuostabą, jis yra nuostabus, bet iš teisinės prasmės ne, ten yra 18 antstolių. Ir ten yra labai didelė suma, virš 150 000 skolų, visą kitą. Ir žinokit, pavyko nuimti 4 kol kas tik tai, dabar irgi dirbam su teisininku, visą kitą ir turim pirkėją, jau sugalvojom tą planą, ką teisingai daryti ir visą kitą, bet žinokit, aš kai pamačiau tos areštus, pasakyti, kad aš buvau šokė, tai nieko nepasakyti. Ir aš žiūriu ir aš galvoju, aš juk neteisininkė esu, pavyzdžiui, jūs esate specialistai, jūs puikiai žinot, turbūt vis tiek, ką daug maž daryti tokios situacijos, kur kreiptis. Ir aš sėdžiu ir galvoju, ar man, nežinau, ta prasme, nuo ko pradėti, nuo 1 ar nuo 18 iškart, ir viskas. Ir tada labai sudėkinga tai teisininkiai, notaro padėjėjai, kurie man pakonsultavo, pasakė, kur kreiptis, nuo ko pradėti.
Aš nuo to ir pradėjau, tai dėl to tik ir pavyko sumažinti tų antstolių areštus ir keliauti toliau. Ir dabar jau sudarom kitą planą, kaip ką parduoti. Nu, bet čia jau kita istorija, kada nors pasidalinsiu. Ne, tai dažnai būna taip, kad kai jau kreipiesi pas notarą ten dėl pirkimo pardavimo sutarties sudarimo, jau ten preliminariai pasirašyta, tai atsiranda ten visokių. Tai ten tokios pažymos reikia, tai ten atsiranda kažkokie tais neaiškus dalykai, tai ten santuoka nutraukta, nenutraukta, žinai, ten jungtinė, ne jungtinė nusavybė būna ten išregistruota, neišregistruota. Nu, visokių labai dalykų, tai tai tam ir yra ten notarai, kad jie prieš sandorį viską sutikrintų. Ar uzufruktų nėra, kas irgi yra svarbu. Taip. Tai va, tai iš tikrųjų yra labai daug niuansų, ką reikia atkreipti dėmesį. Ir jeigu jums reikia daugiau informacijos, tai prašau, galite kreiptis į mus, taip pat į Eveliną, paliksim kontaktus. Tai sekite mus. Jo, širdelių dėkit. Širdelių. Ja, dabar va taip širdelė. Jo, tokia korietiška. Tai su jumis Turtas 365.